Sveiki, šitas trumpas video skirtas tiems, kas jau rimtai dirba informacijos pardavimų srityje. Galbūt tu esi mokytojas, galbūt esi psichologas, galbūt esi konsultantas, coacheris, galbūt esi seminarų pardavėjas, organizatorius, galbūt pats vedi seminarus. Noriu užduoti tau klausimą. Ar tu gyveni tokį gyvenimo stilių, kokį iš tikrųjų esi nusipelnęs? Paklaus save, ar gali pusę metų keliauti po visą pasaulį ir ar gali aplankyti tas vietas, kurias nori, ar gali pirkti tos daiktus, kurias nori, kitas žodis, ar turi tokį verslą, kokį tu nori. Ar turi pakankamai pinigų iš to verslo, tu daug metų jau dirbi tame versle, teisingai. Ar nejauti, kad kažkiek pinigų gauni, bet tikrai tai ne tie pinigai, kuriuos esi vertas. Antras dalykas, ar turi tiek laisvo laiko, kiek tikrai norėtum turėti. Ir trečias, svarbiausias, ar turi tokį gyvenimo stilių, kokį norėtum. Ir jeigu ne, tau pats laikas priimt sprendimą, kad kiti metai tau bus transformaciniai metai. Kad tu ne tik sukursi savo milžiniškas pajamas, bet išeisi į naują gyvenimo stilių. Patikėk, aš pats daug metų galvoju, kad gyvenu tokį gyvenimą, apie kokį tikrai tik svajojau. Bet tai yra netiesa. Tu gali dabar, kitais metais, gali gyventi visai kitą. Visai į kitą lygį išeiti, jeigu priimsi sprendimus dėl savo verslo. Tavo verslas turi būti visiškai nepriklausomai funkcionuojantis ir tau turi suteikti visą tai, ko tu nori. Pinigų, didžiulių pinigų, laisvo laiko, didžiulių kiekio laisvo laiko ir gyvenimo stiliaus, pačio drąsiausio gyvenimo stiliaus, kurio tu iš tikrųjų nusipelnęs. Taigi, jeigu tu esi tas žmogus, kuris pasiryžęs pradėti tokį gyvenimo stilių, pranešiu, tau reikės priimti labai svarbų sprendimą. Priimti, kad daugiau niekados negrįši prie to, ką darė anksčiau, o padarysi tai kitaip. Vienas iš apibrėžimų kvailumo, tai jokiu būdu ne apie tave. Kai žmogus daro tą patį kiekvieną dieną su didesniu entuziazmu ir vis laukia kitų rezultatų. Aš tau siūlau daryti tai, kas tau patinka, bet kitaip. Kad mėgstamas darbas, ta aistra, kurią tu tikiuosi turi, būtent tai ir nulėmė tikiuosi tavo pasirinktos veiklos pobūdį. Kad tau tai duotų tokį gyvenimo stilių, kokį tu nusipelnai. Pasižymėk, kokiose šalyse dar nebuvai. Pasižymėk, ką dar norėtum pamatyti, ką dar norėtum nusipirkti. Su kokiais žmonėm dar norėtum pasibendrauti. Ir padaryk tai. Susitiksim.